Uždaras žmogus rūpinasi tik savo įnariais ir niekina kiekvieną sveikos nuovokos žmogų. Kvailas žmogus trokšta nesuprasti, o tik pareikšti savo nuomonę. Atėjus nedorumui ateina ir panieka, o su negarbe ir nemalonė. Žodžiai iš žmogaus lūpų gilus vanduo, o išminties šaltinis tekantis srovė. Negera būti šališkam nedoro žmogaus atžvilgiu ir teisme skriausti nekaltą žmogų. Kvailio žodžiai veda į ginčą, o jo kalba šaukiasi nuplakimo. Kvailio burna jo pražūtis, o jo lūpos spąstai jo gyvaščiai. Liežuvautojo žodžiai tarsi skanėstai. Jie pasiekia pačią vidurių gelmę. Žmogus, kuris dirba atsipalaidavęs, yra tikras kenkėjo brolis. Viešpaties vardas tvirtas bokštas, teisusis gali pabėgti į jį ir būti saugus. Turtuolio lobis jo įvertintas miestas, jo vaizduotėje tai tarsi aukšta siena. Prieš žūtį žmogaus širdis puikuojasi, o prieš garbę ateina nusižeminimas. Duoti atsakymą žmogui jo neišklausius yra kvaila ir užgaulu. Gai dvasia palaiko žmogų ligoje, o kai dvasia susirga, kas gali ją pagydyti? Protinga širdis įgyja išmanimo ir išmintingųjų ausis jo budriai ieško.